Trumpai apie poliravimą patį. Žodžiu, dažniausiai kas gaunasi taip, kad kai nupoliruoji, reikia žiūrėti, ar nėra hologramų vadinamų. Čia aišku, jau tas, kas poliruoja, dažniausiai žino šitą dalyką, bet žmonės, kuriems poliruoja tokių dalykų, ne visada tikrai žino. Ir kai mieste pavažinėjai ir pamatai automobilius, kurie buvo poliruoti, o jie visi hologramam išmėtyti, tai tiesiog baisu. Tuo jums parodysiu, kaip atrodo nekokybiškas poliravimas. Apsiklijuojam visus plastikus, nes nors ir pastas dabar šiai dienai vandens pagrindu jau gaminamas, tačiau vis tiek gaunasi taip, kad jeigu išmuzojat su pasta juodas detalės, ypač gumas, dažniausiai jau nepataisomai sugadinat ir nebenusivalo paskui iki galo. Vienas dalykas, ką parodysiu, tai su rotorium Sonox Ultimate Cut pasta ir kaip atrodys ant juodos spalvos nupoliruota. Dabar bus tas pats veidrodėlis, tik jau poliruojamas bus su orbitinė mašinėlė. Pats veidrodėlis nupoliruotas jau taip pat su vilna, tik su orbitinė mašinėlė. Dienos šviesoje vėlgi viskas atrodo gražiai, viskas pasimato ant saulės. Tai mes imituojam saulę su scan gripu ir žiūrim, ką turim. O jau turim visiškai kitas vaizdas. Čia tik pirmas etapas, be jokio finišo, bet jau hologramų praktiškai nebėra. Holograma čia jau iš esmės jau labai minimaliai yra ir čia ne kiekvienas net pastebi tokius dalykus. Tai vat skirtumas akivaizdus, kaip dirbama. O dabar dar ant viršaus padarysim finišą su kempinė ir Sonoxo Perfect Finish. Paskutinis etapas jau daromas su... Lygiai taip pat, aišku, gali daryti su rotorium, bet tu turi suprasti, ką darai ir kaip darai. Arba gali pasinaudoti tiesiog šitą dual action orbitinę mašinėlę ir padaryti finišą. Bet va čia ir slypi visi bairiai, kad kur pigiai daromas poliravimas, ten padaromas juodos spalvos automobilis per dieną, ten niekas nedaro jokių ten finišų, o jeigu ir daro, tai ten kažką praleidžia, katą kokį apkarpo ar dar kažką, nes tiesiog per vieną dieną to juodo automobilio idealiai nepadarysi. Vidutiniškai skubant, darant ir tai trunka minimum 2 dienas, dar ir daugiau iš tikrųjų, bet čia priklauso kas kaip dirba. Tai vat finišą padarom su orbitinė mašinėlė. Ką aš ir noriu pasakyti šiuo video, tai jog čia daugiau paaiškinimas žmonėms, ko reikalauti iš poliruotojo. Nes poliruotojai puikiai žino, ką daro. Ir kaip sakau, čia jau jums sekasi rasti durnelius, o paskui kas pikčiausia, kad tie vadinami durneliai atvažiuoja pas mus, kur mes jau stengiamės, poliruojam ir čia mūsų, kaip sakau, ne vien darbas ir iš malonumo tu visą tai darai. Ir atvažiuoja žmogus ir jis tave laiko durneliu, kai tu jam pasakai, kad tavo automobilį reikia poliruoti 2-3 dienas ir iš tavęs paimsim 200-300 eurų, gal ir daugiau, jeigu dažymas yra. Apie dažymą galima irgi plėstis, tai tenai, kai žmogus sutaupo pinigus ant dažymo, paskui atvažiuoja pas tave ir jis nesupranta, kodėl poliravimas kainuos brangiau. O kainuos brangiau vien dėl to, kad tu pataupėjai ant dažymo ir man dabar reikia šveisti viską, kerzą šalinti, šiukšlę šalinti, čia užima laiko. Plius aš rizikuoju prašveisti kiaurą ir taip toliau. Jeigu buvo špakliuota, kažkas daryta, jokie man matuokliai nerodo tiksliai nieko iš viso ir aš, kaip sakau, pasikliauju savo, tik tai intuiciją dirbant. Tai vat, praėjau finišą, užbaigiau patį paskutinį etapą poliravimo, kas ir turėtų būti kiekvienu poliravimo metu. Nusivalom, nusiemam visas izoliacijas, viską. Tai izoliacijas taip pat reikia nepalikti labai ilgai. Izoliacija būna, palieka net
klyjus ir tie klyjai biški plastiką paėda. Bet ne apie tai dabar. Tai vat, ką padarėm, finišą padarėm, nupoliravom 2 etapais, parodžiau kaip rotorium viskas gaunas ir finišas orbita. Būtinai po poliravimo nusiriebalinam įpą. Taip. Tik tai taip inspekcija daroma, o ne iš akies ant riebaluoto paviršiaus. Ir ką mes dabar turim? Turim tą pačią situaciją. Viskas gražiai atrodo dienos šviesoj, bet jau dabar tikrinam vėl su Scan Gripu, imituojam saulę. Ką mes matom? Puikiai išdirbtas paviršius, jokių hologramų, nieko nėra. Galit puikiai pamatyti. Viskas gražiai. Va čia yra kokybiškas poliravimas. O ne kai padaroma viskas bet kaip atmestinai ir einama, kaip sakau, konvejeriu viskas daroma. Poliravimas trunka ilgai. Čia nėra kaip visiems atrodo, kad viskas greitai čia ir dabar padaroma. Tai vat, taip ir atrodo tvarkingas poliravimas. Tai grubiai vien veidrodėlį dariau su visais, kaip sakau, paaiškinimais. Tai normaliai veidrodėlį tokią mažą detalę padaryti, kuri būna dažniausiai dar ir nuo visų šitų mašalų. Lakas paėstas, tai dar reikia ir pašlifuoti. Tai tu pusvalandį kaip nieko vien sugaišti ant vieno veidrodėlio. Ir čia jau skubant ir tai viską darant. Tai ką ir noriu paaiškinti žmonėm, kurie renkasi poliruotojais, kad rinktumėtės atsakingai, nes poliravimas trunka tikrai ne vieną dieną ir ne pusdienį. O jeigu jum ir padaro, kaip vadinu šituos šedevrus, jūs tiesiog išsivarykit tą automobilį ant saulės ir žiūrėkit, ar nėra spindulių laužimų. Gudručiai naudoja poliravimo pastas finišinės vadinamas užbaigimo su fileriais, su šitais visa silikono pagrindu vien tam, kad užmaskuotų jų hologramas. Visas grožis pasirodo, kai nuplaunamas automobilis. Bet vis tiek visą tai pamatysi ant tiesioginės saulės. Dar kartą parodau, kaip atrodo tvarkingas poliravimas. Jokių nėra hologramų. Tai va, pikčiausia tai ir būna, jau pripoliruojat vadinamų šitų greitukų, paskui žmonės atvažiuoja ir kvaršina galvas žmonėm, kurie normaliai nori atlikti darbą, paimti adekvačią kainą už darbą ir nebėra ką paimti, todėl kad jam padarė už 100, 120, 150 eurų automobilį ir jisai įsivaizduoja, kad jis padarytas gerai. Ką kalbėti apie rankenėlės, kurių net nesugeba didžioji dalis išsiimti, išpoliruoti jas tvarkingai, sumontuoti atgal. Jūs galvojat, kad čia labai greitai visą tai pasidaro. Vien išimt kiek užtrunka. Jeigu nežinai, kaip imti, vėl problemos yra. Ne kiekvienam automobiliui iš išorės dar išsiema. Yra automobilių, kuriem reikia iš vidaus. Tai jau kur reikia iš vidaus, jau tariesi individualiai, ar žmogus sutinka mokėti tau už sugaištą laiką ar ne. Bet vis tiek, ką noriu pasakyti, kad poliravimas trunka grubiai 2-3 dienas kaip nieko. Ir čia tos 2-3 dienas, tai praktiškai skubant dar. Tikrai, kaip sakau, neparūkant. Tai vat, tvarkingai poliruokit, imkite adekvačias kainas, nebegadinkit rinkos, o žmonėm palinkėčiau įsigilinti į atliktą darbą ir vertinti kokybę, o ne greitį vadinamą ar ten kainą. Pigiai ir gerai nebūna. Būna gerai arba pigiai. Tai vat rinkitės patys.